Šiandien kviečiu į pokalbį apie moters gyvenimą taip, kaip jį veda gamta. Apie brandą, drąsą rinkti savo kelią ir tylų vidinį žinojimą, kas aš esu, kada jaučiuosi geriausiai, kaip ir su kuo noriu gyventi. Apie moterį, kuri gyvena ne taip, kaip reikia, o taip, kaip ji nori pati. Šios laidos viešnia Jolanta Giedrikienė, moteris pasirinkusi natūralų gyvenimo ritmą. Apželdintoja, gamtos mylėtoja, gyvenanti Molio trobelėje Pakruojo rajone, apsupta medžių, gėlių ir bendraminčių. 55 metų Jolanta savo gyvenimu liudija, kai žinai, ko nori, amžius gali tapti ne riba, o tikrų keliu į vidinę laisvę. Labą dieną, Jolanta. Labą dieną. Pas jūs labai gražus pakabukas ir kaip moteris negaliu nepastebėti. Gal galit pasidalinti, apie ką jisai ir kodėl jisai šiandieną su jumis? Nu, ačiū, labai ačiū. Tas pakabukas yra saulė. Čia yra saulė, labirintai, tai va čia mano hobi, mano profesija susijusi su gamta, su saulė, su darbais visais, su saulės sodu, su saulės parku Joniškio. Apie ką mes ir pakalbėsime. Apie ką pakalbėsime. Tai kaip suprantu, tai yra jūsų kaip ir gyvenimo būdo išraiška ir talismanas jūsų kelyje, kuris stiprina, kuris parodo kryptį. Taip, ir jis ateina į gyvenimą, tie talismanai netikėtai, jų neieškai, jie ateina netikėtai, taip kaip ir visi darbai. Tuos, kuriuos aš dirbu, ateina netikėtai, kažkas liktai tarsi veda, tik tai tiesiog reikia pamatyti, išgirsti ir sekti. Ir daryti tą, ką gali daryti. Ir ko gero tie talismanai, kaip jūs sakot, nesirenka, tu tiesiog juos paėmė ir pajauti, kad tai apie tave, ateina tavo tuo laiku ir tuo momentu, kada tikrai tau reikia ir tu supranti, kad tai tavo. Na gerai, aš jūs pristačiau kažkaip tai drąsiai, paminėdama amžių. Ir labai noriu paklausti, nes prieš besiruošiant mūsų laidai, tikrai mes apie tai kalbėjom, apie tą brandą. Tai ką jums reiškia 55 metai ir ką reiškia ta branda šiame gražiame amžiuje? Oi, tai patirtis, visos pamokos ir tokiam amžiui jau darom išvadas. Tai kuo anksčiau pradedam išvadas daryti, tuo geriau. Ir va tos išvados iš tų pamokų ir tada tą patirtį jau požiūris. Tiesiog požiūris, pasikeitė požiūris, tada tu žinai, dėl ko tu gyveni, tada tu žinai, kas tu esi, tada tu žinai, ką tu nori daryti, ką tu moki daryti, tu gali dalintis, tu gali ten pasakot. Tiesiog va ta patirtis ir padeda labai. Tai aš kaip suprantu, amžius pačios tikrai nestabdo, o tai kaip ir paminėjau, tai yra vidinės laisvės ar ne kelias. Tada, kada tikrai tu apsisprendai daryti tai, ką tu nori, kaip nori ir su kuo nori. Jau gali, vaikai užauginti ir mokslai baigti, vaikai užauginti, namai pastatyti, parkai pasodinti. Viskas galima daryti, ką nori. Viską apie tai papasakos mums laidoje. Na gerai, kada tu pajutai, kad nori gyventi šiek tiek kitaip negu dauguma? Nes mes per pokalbį atskleisim, kur tas yra kitaip, bet kada pajutai? Tai tikriausiai labiausiai pasijuto, jau studentė trupučiuką, jau, sakykime, jau kažkaip, nuo pat vaikystės, jau nuo pat mažumės, jau dabar kai pasižiūri tą eilę, ne, nuo pat mažumės. Bet jau pati kaip asmenybė studentė, kad kažkas kitaip. Diplominio darbo rašymas, ne, Kaune mokinti, studentie. O po to labiausiai pasijuto, kada sukūrėm savo šeimą. Kada jau tapau žmona, kada jau tapau mama, tada kada pasukau savo lizdą ir tada supratau, kad šitas lizdas yra jau mano. Ir aš galiu daryti, ką noriu tam lizdelį. Ir kurti tada va tą sodybą, ir tie visi aplinkui sodybą, tie visi parkai. Tai yra mano. Ir aš laisvė, visiška laisvė, kaip aš noriu. Bet ar galėtum atskirti amžiaus laikotarpį? Nes ko gero, jeigu kalbant apie vaikus, tai mums daug yra atsakomybių, pareigų ir ko gero, tada tikslas pagrindinis yra šeima, vaikai. Bet va tas apie tavo pačios gyvenimą, apie tavo pačios realizavimą, savo poreikio matymą. Tai va čia ir yra visa paslaptis. Todėl, kad kai gauni rolę mamos,
kažkas ten atsitinka. Persijungia mygtukas. Persijungia, tada tu neši atsakomybę ne tik už save, bet ir už tos vaikus, ką tu jiem sukursi, kaip tu juos užauginsi, kažkas ten įsijungia ir matyti ta savybė, kad būti savim, tai vadinasi, aš ir esu ta mama, žmona ir toj gamtoj, tai man tas, taip sukrito tos kortos, kad va čia ir esu, va toj vietoj. Ir vaikystėje tas buvo žaidimai. Pirago kepimai, lelių vilkimai ir didžiuliai žaidimo aikštelės. Tai dabar viskas tas pats, tik tai tiek, kad jau suaugusio ir tikra. Tai yra ne kas realizuojasi, ar ne? Ir va čia ir yra laimė. Tai va mes vaikystėje, jeigu vaikus labai atidžiai stebėt, ką jie daro, tai jie, jeigu gyvenime atras suaugę tą patį daryti, jie bus tikrai, aš 100% tą garantuoju. Dabar va supratau, va tokio amžiaus, kad tai yra tiesa. Ką vaikystėje darėm, tai dabar darykim tą patį ir būsim labai laimingi. Žodžiu, atsigręžti į save, ką mėgom daryti, su kuo mėgom žaisti, ar ne, kokios svajonės buvo, ar ne? Taip, čia yra parašyta, kažkas sukūrė mus, paleido į pasaulį ir įdėjo tokią programą ir jeigu mes tą programą atspėjom, tai viskas, čia ir va. Važiuojam toliau, ar ne, išpildydami ir laimingi, jis sako, va, ar tu esi laiminga? Taip, aš esu laiminga. Pilnatvėje. Pilnai laiminga, tikrai. Tu minėjai, kad savo jaunystėje turėjai labai ryškę moterį, mokytoją, kuri įkvėpė būtent tame kelyje su gamta. Man ta istorija pasirodė labai stipri ir gal gali pasidalinti apie tą mokytoją savo. Taip, mano ta įkvėpėja tai yra mama, pirmiausia mama. Nes mama yra agronomas, su žeme dirbanti. Mes augom ir pati aš baigus agronomiją Kaune. Ir mama, pirmoji įkvėpėja mama, gamta, žmonės, santykis, ne, ir pavyzdys. Man buvo pavyzdys. Autoritetas. Autoritetas, pavyzdys. Aš to nesupratau, dar vaikas būdamas studentė, bet dabar pradedi suprasti, kad tai buvo pavyzdys. O mokytoja su apželdinimu, sakykime, su gamta, tai Paulina Arūninė, Joniškio pilietė, garbės pilietė Joniškio, pamiršta jau, apie ją labai mažai kalbama, bet jinai unikali asmenybė buvo, nepaprasta, apie ją atskirą laidą galim pasakoti, kas ten buvo per žmogus. Ir nuo pat vaikystės mes esam su ją, nes kolūkio laikais jinai sodindavo parkus ir važiuodavo, darydavo, yra Mikniūnuose tautų draugystės sodas. Tais laikais, ja, 1985 metais pasodintas parkas, suvažiavo 4 tautos, estai, latviai, iš Kaliningrado srities ir lietuviai, ir pasodino didžiulį parką, kuris dabar ir yra. Ir būdama 90 metų, jinai mane vedė už rankos, aš jau buvau mergina, jau moteris, ir jinai sakė, atsodink, Jolanta, šitą parką. Vienas krantas buvo, sunaikintas, o kiti krantai ten tokia tvenkinys. Ir jinai man pasakojo, kas ten buvo. Ir visą laiką tapšnojo per ranką ir sako, tu šypsokis ir tu visada visur nueisi, tik su šypsena. O sakau, kaip reikia nesuklysti, kai išsodini parką? Sako, nesuklysi, jeigu žiūrėsi į gamtą. Jinai niekada nemeluoja. Tai va, jinai man taip, aš įtariu, kai man tada užkodavo ir jinai žinojo, kad aš ją seksiu, nes nuo pat vaikystės. Jos dukros parašė knygą. Ir mes esam bendraautoriai. Aš turėjau laišką parašyti, kaip aš ją įsivaizduoju. Tai nuo pat kūdikystės, nuo pat vaikystės mes su ją kartu buvom, mačiau, kaip jin dirba, kaip jin atrodo, ką jin išdarinėjo. Jinai man vaikystė atrodė kaip Mary Poppins. Kažkoks stebuklas. Iš kito pasaulio nusileidus, jinai labai įdomiai vaikščio, apsirengus baltais rūbais, šviesiais, tokiais barete, įspūdinga labai asmenybė. Ir įspūdis, o po to jau tada žiūriu, kad mano stilius toks pat, aš sodinu tą patį. Ir jauti, ko gero, tą pasigerėjimą, meilę ir tą tokį džiugesį. Ir jinai parkus sodino, didžiulius parkus, jinai pasiima visiškai pleistus plotus ir padaro rojų. Ir va matyt, tas surezonavo, aš gal kaip atpažinau ją, kažkokią savo vidų. Ir va dabar tą darau. Ir svarbiausia, mistika tokia, kad aš turiu jos nekilnojamą turtą Joniškį. Taip gavosi tokia ir mes įkūrėm ten tokį muziejų, mes ten darom renginius, mes ten darom tokius prisiminimo vakarus, susikviečiam jos draugus ir pasakoja, ką jin išdarinėjo ir ką jin veikė.
vienu žodžiu apie tą moterį, tai čia ir mes to šeimos keliavom iš kolūkio į kolūkį ir aš visą laiką mačiau, kaip jin dirba ir dabar tą patį darau. Tarsi, va tą jos pradėtą kelią, tą jos pradėtą misiją. Na gerai, aš paminėjau, pristatydama tave, kad esi moteris, kuri dabar gyveni taip, kaip nori. Tai ką tau reiškia, va dabar tiesiog pasidalink su mūsų laidos žiūrovėm gyventi taip, kaip noriu. Kur ta filosofija, kur tie pagrindiniai akcentai ir esmė? Tas kaip noriu, kad nebemeluoji savo. Tiesiog tu nori gyventi miške. O miške nusipirkti sodybą tai yra. Tai ką, turi sodybą, pasisodini miške sodyboje. Pasidarai, taip nori, taip va nori. Taip šaukia širdis. Taip šaukia, ne, ir pas mane sodyba yra didžiuliai medžiai, didžiulės liepos plačialapės, ir ąžuolai, ir bukai, ir tokie medžiai, kur atrodo pačioj toj sodyboje, kur ten gali tilpti. Ir viskas sutelpa, ir viskas mes ten noriu mokintis tą, ką noriu mokintis, ne? Noriu išmokti nevakį stilium genėti pušis. Aš važiuoju, susirandu ir mokinuosi, ne? Noriu anglų kalbos pasimokinti, prašau, noriu mokinuosi. Noriu tą, noriu ten nuvažiuoti kažkokį į Vengriją, pasiklausyti koncerto, nes labai noriu, nes tą artistą labai myliu, ne? Patinka labai. Taip, ir kažkaip sukrenta kortos ir aš ten kažkodėl nuvažiuoju. Tai va, visas tas, kaip noriu, pasvajoji, atsargiai su svajonėm. Nes jos pildosi. Jo, neaišku, kokiu būdu kartais ar ne, kokiu rakursu, bet jos tikrai jos pildosi. Tai trupučiuką valdyti svajonės, nes iš tikrųjų gali tokių dalykų užsinorėti ir jos įsipildys, o paskui, kai įsipildys, nežinosi, kur dėti. Tai va dabar va tą visą, noriu parko vardinių, noriu su žmonėm dirbti. Noriu ten mieste parkų sukurti kažkokius, nes dirbau apželdintoje. Labai gerai pasako, ko nori, nes visą tą turėtų išgirsti, ar ne? Ir sekasi, ir pasidaro kažkaip, ir va tą santykį su žmonėm, ir suburt žmonės, bendraminčius, ir padaryti labai gražių darbų, ir kad visi džiaugtųsi, ir kad visi norėtų kažko irgi, ir nekopijuotų tų kažkokių prikabintų dalykų, o pasiklausytų va čia. Į save, pirmiausia į save, ar ne? Taip, nuo savęs ir pradėti. Pirmiausia, nuo savęs. Nori parko didelio, pirmą kieme pasisodink, pasitreniruok, o paskui eik ten į viešumą, ten kažkur kitur. O va taip kažkaip labai paprastai, nuo savęs, nuo savo kiemo, nuo savo šeimos. Nori, kad gražiai žmonės kalbėtų, tai pirmiausia šeimoje pradėk kalbėti gražiai, susitarkit šeimoje. Nuo mažų dalykų, nuo pirmų žingsnelių, visi pokyčiai, ar ne, tie gražus ir apie tai, ką mes norime, ar ne, ko iš tikrųjų norime. Tai tas kažkas yra pasakę, kad nuo savęs, tokia banali frazė, pradėkit nuo savęs, bet čia va taip ir yra. Čia reikia išjausti, ko gero, ar ne, nes tikrai mes per gyvenimo tą, kaip sakykime, kažkokį tai rėmą, kurios kaip reikia, mes tikrai atitolstame labai ir tada nebegirdim savęs. Nebegirdim savęs. O va gamta kaip tik pažadina tai. Prie gamtos kai lytis, nes prie savo to prado, vis tiek mes esam planetos žmonės ir mes esam dalis tos planetos. Ir kada prie jos prisilieti, prie medžių, prie žolės, nes jie iš to prado. Ir tada kažką pažadina tavyje ir tada tu girdi save. Va tai save išgirsti yra labai sudėtinga. Ko gero save išgirsti tai ir yra gamta vienas iš prieglobsčių, kada tu gali tikrai nusiraminti, susitapatinti. Vėlgi gal iš karto nepavyksta, bet jeigu dirbi ir tavo tikslas yra tiesiog girdėti save. Po žingsnelį, ne iš karto rezultato, bet tam pačiam procese jis pastoviai vyksta, pastoviai. Ir tame procese, kai būni, tu pats net nesupranti, kada tai įvyko. Ir pasakytų, nuo kada tau čia tas įvyko. Nežinau, tiesiog savaime. Tai čia mano tėvukas labai išmokino. Kantriai, labai kantriai, po mažą žingsnelį, po mažuliuką. Tiesiog, jeigu ten miškovėžį gali su rankom supjauti rankiniu pjūklu 2 miškovėžius, tai kaip tai įmanoma, bet kiekvieną dieną po trupučiuką ir padar. Tai va čia. Na gerai, o ar yra baimė renkantis va tą gyvenimą taip, kaip noriu? Nes, ko gero, tai yra būtinas šeimos palaikymas. Aš tave tikrai matau, kad tau yra šeima labai svarbi.
Galbūt aplinkiniai galvoja, kad kažkaip tai keistuolė tokia, kaip gyvena, tokia be taisyklių. Tai ar yra baimių, ar yra kažkokių tai sunkumų, su kuriais susiduri šiandieną, pasirinkusi gyventi būtent taip? Būna tie sunkumai, bet tos baimės, jeigu mes gyvenam, taip, jeigu aš gyvenu taip, ir tikrai savo nemeluoju taip, kaip noriu, ir nėra baimių, nes tiesiog vidinis tas žinojimas, kad taip yra. Net negalvoji apie tai, tiesiog net nesvarstai, eini ir viskas. O ten tie pasipriešinimai, tie būtinai reikalingi. Būtinai ten, sakykime, kaip ten Saulės parką mes kuriam Joniškę, yra kažkokio pasipriešinimo, yra įstatymai, yra valdžia, yra kažkokio... Taip, biurokratija. Bet tai reikalinga, dėl to, kad tai reikalinga, tas pasipriešinimas duoda jėgos. Tada tu sustoji ir tada pasvarstai, o jeigu čia uždarė? Tu tai nemuš galvos, nebedaužyk, eik ten, kur atidaryta. Ir tada tu supranti, kad to, ko norėjai, per kitą pusę prieini. Ir tu vis tiek prie to pačio prieini, bet trupučiuką per sunkumus. Tie sunkumai labai grūdina, superiniai dalykai. O čia tavo labai gražiai pagautas tas kampas, žinai, nes sunkumai kartais sustabdo žmogų. Ir jisai numoja ranką, pasiduoda ir tada, vadinasi, ne man, vadinasi, ne apie mane. Neveikia tie principai, tarsi nenatūralūs. Rast, kur atidarytos yra. Mažas durytės atidarytos, prieimai per kalbėjimą, kaip mano mama sakydavo, viskas įmanoma susikalbėjimo būdu. Kalbėti per susikalbėjimų. Tai visur galim kalbėtis ir visur apeiti. Ir žiūri, kad prie to pačio rezultato. Jis sako, mistika įvyko, įsipildė svajonė. Ne, tai tiesiog tu nepasidavai. Ieškojai, taip, galimybių realizuoti. Palaukti reikia, išlaukti reikia, kantriai, pabūt, pakvėpuot, tiesiog pažiūrėti situaciją. Taip, pažiūrėti, kas čia atsitiko. O dėl ko taip atsitiko, kodėl neduoda, ką aš ne taip padariau. Tiesiog tokios išvados. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie tavo ryšį su ta gamta. Ir ko gero, mano klausimas galbūt toksai, kuo tave žavi gamta? Nes tu esi visa tokia tarsi persismelkusi, to gėriu, tuo natūralumu, tuo tokiu tai, ką mums gamta namai, ar ne? Toks nuvalkėta frazė, bet tai yra gamta mūsų namai. Tai gamta jinai visokia. Tai yra spalvos, tai yra visokios būsenos. Čia audra, čia saulė, čia šviesa, ta gamta. Jinai nemeluoja. Gamta niekada nemeluoja. Darna, ta harmonija, tas susikalbėjimas, sakykime, viso gyvo pasaulio su medžių žolės pasauliu. Tas visas tas persismelkimas ir kaip vienas be kito jie negali. Tai man gamta yra pavyzdys, kaip žmogus turi gyventi. Mes irgi gamtos esam dalis, bet mes nemokam ir mes kaip žmonės trupučiuką lyg atsiskyrę. Bet jeigu mes su ją eitumėm kartu, kaip vabalėlis su žole arba paukščiai su medžiais ir jie visi tarpusavį ir tas vabalėlis paukščių reikalingas, tai mes žmonės ką darom? Atsiskyrėm. Ir mes esam valdovai. Taip norim kontroliuoti. Taip, susiderinkim, mesgi ta pati dalis. Na gerai, bet tu dirbanti pati su apželdiniais, su augalais, ar ne, kartais gamta būna, nepalanki mums, sausra, liūtis kažkokios, ar ne, ir tarsi, tai tarsi trikdžiai mūsų kažkokiem tai tikslam, planam. Tai ar ta gamta, jinai visada žino, kaip reikia. Visada žino. Jo, tai čia yra tie vadinami, kaip mes dabar šnekėjom, kad tie sunkumai, ne? Tai žmogui duoda sunkumus, trikdžius, kad kažką reikėtų pagalvoti. Tai dabar sausra, tai daržus pasidarykim su ekologiniu, užsiklokim šienu. Tas šienas išsaugos drėgmę ir per visą vasarą nereikės lieti daržų ir jie tiesiog toks yra būdas, toks yra daržų būdas, kaip gali užsiauginti daržovę be vandens, tiesiog saugo drėgmę. Tai trupučiuką liepia gamta pasukti galvas. Grįžt atgal, ar ne? Grįžt atgal. Jo, pagalvot, prisitaikėt prie to. Ką tu reiškia nesipykti su gamta? Irgi toks labai gražus nuskambėjo iš tavęs, žinai, per mūsų pokalbį. Aš kaip sakiau, tas labai man fainas, sako, labai sunku žmonėm gyventi, kurie pykstasi su lapais. Tai dabar lapai, ruduo, prikrito lapo, ne, ir nugrebė tos lapus, rytą atsikėlė, vėl prikrito ir pyksta žmonės. Sunku žmonėms, taip. Tai gal kitiem taip ir reikia. Aš nesipykstu su jais. Nei su lapais, nei su medžiais. Nesipykti su gamta, tai neįvedinėti savo taisyklių. Labai griežtų taisyklių. Jeigu tau tas medis kliudo, tai nebūtinai jį nupjauti, jį galima pritaikyti.
Arba jeigu ten vidury pievos miško padaryti trinkeles dėl to, kad labai švarūs batai bus, kad praeitų. Tai nelys su tom trinkelėm į tuos miškus ir tiesiog pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad neįvedinėti savo taisyklių. Mes karaliai, suprantu, žmonės. Norim valdyti, kontroliuoti. Jo, o paskui, kai ta gamta supyksta ir kada mes pakeičiam kažką labai kardinaliai, pažiūrėkime iš mirusios jūros ir taip toliau visoje planetoje, kas darosi. Tai mūsų aplinkoje, tai tas nesipykimas, taip, aš ir geniu medžius ir nupjauti reikia, visai būna. Bet esmė tame, kad, su ta darna, atsiklausi. Tiesiog, atsiklausi, prisiderini ir tas suderinamumas su gamta, susikalbėjimas, paklausk tu jos. Aš klausiu, bet jinai dar neatsako, tai sakė, man viskas tvarkoja dar. Supratau. Na gerai, norėčiau šiek tiek su tavim pakalbėti apie tavo buitį. Labai gražiai pasakojai savo pasirinkimą gyventi molio trobelėje, nes vėlgi tą labai norėjau pasakyti, pristatant tave. Ką tau reiškia ir kodėl taip rinkaisi? Nebuvo pasirinkimo. Nebuvo pasirinkimo, taip kaip tie talismanai ateina tuo momentu. Mes sukūrėm šeimą ir ieškojom bilį, kur tiesiog prisiglaus kažkokią namelytį. Ir va taip pasiūlo tą namelį. Ir taip pat čia irgi mistika, kada tu eini gatvė ir sakau, va kokia apleista sodyba. Ir jeigu man duotų šitą sodybą, aš kaip aš padaryčiau. Pamatėję kažkur. Taip, ir už kokių kelių savaičių paskelbtas aukcionas, kad tą sodybą galima pirkti. Ir mes ten greitai į tą sodybą. Neturėjom pasirinkimo, tiesiog ėjom ir viskas. O dabar jau madoj, troba, molio. O tada mums buvo lizdas, kur galėtumėm tos savo vaikus užauginti ir viskas. Ir pradėjom ten kurti, pradėjom daryti ir ten didžiuliai darbai. Ir tai va, tas lizdo kūrimas kartu su vyru labai suartino. Labai suartino, nes dėl to, kad per darbą, per kartu tą tokią. Bet jisai taip pat matė, ar ne, tą gyvenimo būdą, neprieštaravo tau, nestabdė tavęs? Ne, mes tokie buvom žemiški, paprasti žmonės, norim savo ploto, savo vietos. Ir viskas, abudu norim tos vietos, kad galėtų kažką daryti. Ir viskas, ir va per tą labai sunkų darbą, be galo sunkų darbą, maži vaikai ir ta sodyba buvo be galo apleista, tai viską pasidarėm ir dabar dar vyksta tas procesas, tai mes dabar savo tuos namus vadinam kūrybos namais, nes tas yra pastoviai. Tai dabar tik vaikai užaugo ir lygiai taip pat ir ten kuria jie duoda savo idėjas ir mes esam tam procese, ten kažkas tokio. Kaip gamtoje galima suderinti paprastumą, tarsi tą natūralumą ir patogumą? Nes, ko gero, šiuolaikiniam žmogui dažnai kyla klausimas, kaip pati paminėjai, nešvarūs batai, jeigu tai bus takelis ir bus po lietaus ir taip toliau, ir tie visi. Ar tai įmanoma? Įmanoma, visiškai įmanoma, irgi susikalbėjimo būdu. Ir šeimos nariai yra skirtingos nuomonės. Mano vyras nori, kad būtų kiemas sausas, tvarkingas ir kad galėtų švariais batais įeiti į trobą, bet tarpinius variantus. O visi patogumai toj pačioj, tai taip pat gali indaplovę pasistatyti, ir vanduo yra, ir viskas yra, ir oras, vanduo, ir šildymo sistema, nes namelis mažutis, ir kad ten su to malkomis, su tais pelenais nelakstyt, tai pasidarai patogiai, todėl kad sutaupai laiko. Jeigu tu ten nori gyventi ir šulinio nešti vandenį ir praustis, tai yra viena, tai įmanoma ir tai yra. Taip yra, kas nori atvažiavę svečiai iš miestų, tikrai taip daro, kurie nori to šulinio vandens. O mes tik, kad taupom laiką tiesiog dėl patogumo. Kažką kitą galim padaryti vietoj to. Kalbant apie tavo namus ir apie tavo svajonę, kurią labai norėčiau, kad tu dabar įgarsintum garsiai, nes jinai man pasirodė irgi labai gili, žavinga ir reikalinga, apie senolių kaimą. Tai kaip jį gimė ir apie ką tas senolių kaimas būtų? Dabar čia tai yra šviežia idėja, todėl kad tas amžius ir mes galvojam, kaip reikia pasensim, tai tikrai vyks. Dar neskubam, bet tai vyksta. Dabar turim dar gražaus laiko tai kurt. Ir kada mes susikursim tą bazę, ir dabar yra proga patikrinti.
Ir tas yra patikrinimas, kad ta bazė įkurta ir atvažiuoja pas mane giminaičiai, 80-mečiai, kurie būna ir aš juos stebiu, kaip jie vaikšto, ką jie daro, ką jie veikia. Jie ten raunasi šakneles, jie ten renkasi lapelius, nes viskas ekologiška, labai švaru. Jie ten gyvena, kaip jie ten pratimus daro, kaip jie kavą saulėje tekant geria. Tai tiesiog stebi ir kilo va ta idėja, kaip jeigu aš turėčiau galimybės tiesiog visus tuos norinčius seneliukus susikviesti į vieną vietą ir mes gražiai ten muzikuotumėm, dainuotumėm, kartu į bažnyčias važiuotumėm. Kaip bendruomenė, tie, kurie dar vaikštantis, ane, ir, sakykime, tie, kurie būtuose užrakinti, vaikai žino. Tėvai, sakykime, yra su bėda, negali judėti ir užrakinti būtuose gyvena. Tai pasimti tą seneliuką pas save į sodybą ir per vasarą jį paglobot. Tai kilo tokia idėja, kad dabar aš galiu susikurti tą bazę, juos paglobot, o po to toj bazėje jau sukurtoj, patikrintoj, ko reikia, ko nereikia, kas tinka, kas netinka, susikvies draugus ir kartu pasent. Vaikai pravažiuoja, žiūri tėvukam, viskas okei. Jie čia kartu smagiai su draugais. Per bendrystę, per bendrus kažkokius kasdieninius darbus, vieni stipresni dalykus, būtų, kiti gal silpnesni, sakykime, bet vieni kitiem padėdami būtų vaikam mūsų lengviau. Nereikėtų ten kažkur rūpintis ir žinotų, kai jie vienas. Tai dabar taip ir atsitiko, kad mano draugė nusipirko sodybą mano kaime, visą tą idėją mes kažkaip šnekam kaip juokais dar atrodo, bet žiūrim, kad tai yra gana nebejuokinga jau, noris tai būt. Ir dabar draugė nusipirko sodybą, nes jin irgi tokia labai stiprios idėjos žmogus ir palaikantis. Tai prašau ir mes perkam daugiau tų sodybų ir renginėjam. Aišku, čia kapitalo reikia, pinigų, bet mes dar turim laiko. O nesidomėtų ES projektais, ko gero, tai irgi viena iš galimybių gauti finansiškai, kad palengvintų. Ir ta sako, kokiu pagrindu, tai dabar baigiau mokslus, kad mano mamas šią idėją, labai ačiū mama, labai ačiū tau. Vis dar mamai dėkingos esame. Už idėją sako, jeigu tu kuri tokį dalyką, turi tokią idėją, bet tu nepačiupinėjai tų seneliukų, tu nežinai, kaip tu jausies, ar tu galėsi su jais dirbti. Tai aš baigiau tą mokslą, dabar dirbau tą darbą, čiupinėjau tuos seneliukus, labai fainus jie ir pasirodo galiu. Pasirodo, suprantu ten ir galiu, ir man visai tinka, ir man... Užtenka kantrybės, užtenka noro girdėti, išklausyti juos. Taip, ir dar pamačiau, kad tikrai tai labai labai reikalinga. Yra močiutė, yra vieno kambario bute, 4 aukšte ir 3 metai jinai sėdi uždaryta. Negali nulipti į apačią, negali išeiti net į balkoną. Bet jinai vaikštanti savim apsirūpinti, bet negali nusileisti. Tai pasiimu tą babulytę pas save ir padaboju. O kodėl ne? Bet čia būtų tavo svajonė galutinė yra, kad tiesiog nuolatinė gyvenimo vieta pas tave senolių kaimas, ar ne? Taip. Ne tai, kad vasarai, ne tai, kad mėnesiai. Dabar pradžiai gal vasarai, dabar taip vyksta. Dabar iš tikrųjų taip vyksta, bet kol kas giminaičiai ir aš juos dabar stebiu. Dabar stebiu, kaip jie jaučiasi, ką jie šneka. Ką jie taip. Ir matau, kad tikrai labai reikia, labai džiaugiasi, bet neturiu dar jų kur apgyvendinti. Tai visas dalykas, kad jie turėtų kažkur apgyvendinti patogiai, kad būtų tvarkingai, o dabar jam dar tik tai galiu pasiūlyti parką, ekologiškas visas žoleles, vaistažolės ir šakneles. Va tą galiu pasiūlyti ir jie atvažiuoja pabūt ir džiaugiasi labai, labai. Labai linkiu, kad tavo ta svajonė realizuotųsi, laiko tikrai mes dar turime ir labai graži idėja ir ko gero gyvenimas irgi taip dėlioja, kad ir bendraminčių atsiranda, ir palaikančių atsiranda, ir kartais, kai mes labai, ne kartais, čia gal reikėtų išbraukti tą žodį, o labai dažnai, kai mes labai širdimi to trokštame, tai kažkaip tai tarsi ir aplinkybės, ir žmonės ateina tie. Jeigu tai tikra. Jo, kurie padeda mums. Jo, jeigu tai tikra, jeigu mes nemeluojam ir ta širdis tikrai tiesą kalba, negali niekas atsilaikyti, žinokit. Taip. Niekas negali prieš tai atsilaikyti. Bet jeigu tik čiut meluoti ir kiti jaučia, kad tu čia kažką trini. Ne iki galo. Ir va jeigu per vieną naktį gali idėją pasakyti ir žmogus patikė, tai yra wow. Nes ta idėja yra tikra ir kažkada tai atsitiks. Norėčiau grįžti prie tavo šeimos ir vaikų. Pati
Kiek turi vaikų? 3. 3, ar ne? Berniukai, mergaitės? Tai viena mergaitė, 2 berniukai. Visi jie savarankiškai jau gyvena, ar ne? Taip, labai savarankiškai. Tai vat man labai įdomu būtų išgirsti iš tavęs, kaip tu sugebi palaikyti ryšį ir užkrėsti va šitą idėją, tarsi brandaus žmogaus idėją ir vaikus, kurie, kaip aš suprantu, turėdami savo gyvenimus jau, jie negyvena kartu su jumis, bet palaiko ir nuolatos nori grįžti pas tave, į savo šeimos namus, pas tėvus. Tai vaikai, jie neturėjo pasirinkimo. Jie pasirinko mus kaip tėvus, jie atėjo iš aukščiau, jie pasirinko būtent mus, aš dar kitą kartą jų paklausiau, kodėl jūs pasirinkot mus, nes va čia ateiti šitą pasaulį, tai nuo pat vaikystės jų čia yra, jie čia gimė, jie čia augė, jie čia kūrė tą sodybą kartu ir mes visur kartu dirbom. Mes visur kartu ir jie, vaikai į darbą, bet kokį darbą žiūri kaip į žaidimą. Tai va, mums suaugusiam reikia... Gal gebėjai va šito pateikti ne taip, kad vaikai dirba, mes sėdim. Arba reikia. Tu privalai prisidėti prie tėvų, prie mūsų idėjos, tu turi. Taip, ir mes taip buvom auginti, mums tėvai taip išaugino, kad eit kartu dirbti viską kartu. Visi darbai yra daromi ir visi yra kartu. Ir mes kažkaip, mano brolis taip pat savo mergaitės taip augino ir aš tiesiog vaikam duoti visišką laisvę, pasirinkimą ir, pavyzdžiui, pasakyti, aš nenoriu, pas mums nebūdavo tokio. Tiesiog net nebūdavo, ar ne? Tai normalu, eiti kartu padarbuotis ir jie visą laiką tame matė ir kitaip net neįsivaizduoja, kad galima kitaip tiesiog. Ir va tas, kad tu darai, ką tu nori. Ir dabar jie su savo hobiais, su savo pomėgiais, jie žino, ką nori daryti, ką veikti ir tokio užimtumo ir tokio laisvumo žmonės, labai geri žmonės užaugo. Džiaugiesi? Labai džiaugiuosi. Todėl, kad tas, va, ne dėl to, kad rezultato, kad taip reikia vaikus užauginti, tiesiog tu pats taip gyveni, vaikai tai mato, kaip mes užaugom, tėvus matėm, kad jie buvo be galo darbštus ir yra, mama dar yra. Be galo darbštus žmonės, moka santykį laikyti su žmonėm, myli žemę, myli žmonės, kitaip, niekaip kitaip. Ir mes tą patį vaikam perdavėm. Dabar anūkai tą patį gaus, nes jie neturi pasirinkimo, jie tiesiog gyvena prie žemės. Natūralus gyvenimo kelias, kuris eina iš širdies, ar ne, šitie dalykai. Jeigu kažką dirbtino kabintant, kad pagal knygas, nereikia jokių ten knygų, tiesiog. Žinai, kartais atrodo šiuolaikinis jaunimas, jauni žmonės, ypatingai jeigu jie gyvena mieste, tai jiem, sakykim, į sodybą, į gamtą atvažiuoti, tai, gerai, prie ežero pagulėti, ar ne, kažkokią šventę apturėti tenai. Tiesiog, nėra to ryšio, tas atitrūkimas ir tu irgi labai gražiai papasakojai apie savo vaikų ryšį su gamta, kad jie tiesiog atvažiuoja pabūti su savim, nuo to šurmulio, nuo to tikslų, galbūt nuo tų socialinių tinklų visų, ar ne, kur tas gyvenimo šiuolaikinis. Būna tie tinklai, viskas tvarkoja ten, su tais telefonais, su tais tinklais ir kompiuteriais, viskas būna, bet pas mus nėra televizoriaus, bet natūraliai jisai tiesiog nereikalingas. Jis reikalingas tik tai, kada krepšinis būna, tikrai jau čia yra jų hobiai, mūsų krepšininkai. Tai ką darot? Atsiveža televizorių? Yra jis padėtas, nusuktas į sieną. Supratau. Ir atsisuka ir dėl didelio ekrano. Bet taip, tai va, tie vaikai, kaip sakau, grįžta į tylą, nes nuo to miesto šurmulio, Kaunas, Vilnius, Jonava, jie gyvena ten ir jie grįžta ta tyla. Ta tyla, bet tie paukščiukai nesukelia tiek triukšmo, kiek ten tie visi kondicionieriai miestuose ir mašinos, ne? Tai to tyloj. Bet aš supratau, kad kas yra dar tyla, da kita prasme. Tyla, kada parvažiuoja pas mamą ir mama nieko neaiškina, arba tėtis nieko nesako. Tiesiog jie parvažiuoja kaip į komandą, kaip į bent tokią. Ir mes esam kaip viena. Jeigu rytą mes geriam 2 valandas kavą, nes būna daug apie ką pakalbėti, apie viską, ir padiskutuoti, ir pafilosofuoti, ir pasiginčyti, ir kažkokių naujų idėjų. Rytinė kava terasoje 2 valandos, tai yra normalu. Tai visiškai normalu. Nereikia taip ir neskubėti, niekur neskubėti. Va, ta bendrystė, tie pasikalbėjimai, kaip aš sakau, santykį sukurt. Tai irgi, specialiai, jeigu kursi neišeis, čia turi natūraliai. Ne per jėgą. Jo, ir tas miškas, ir tas parkas, ir tie medžiai, viskas taip gaunas, taip labai natūraliai, harmoningai padeda.
Labai pajutau iš tavęs ryšį su vyru ir ko gero galvoju, kad tu esi ta idėjų generatorė, ta pirmoji, kuri, žinai, pradeda dalintis ir pasiunčia į visatą tuos troškimus. Ar vyrui lengva su tavim, ar tai yra jam, tiesiog, žinai, neturi vėl pasirinkimo, gal tariant, kaip ten yra? Šiaip reikėtų vyro klausti, iš tikrųjų, nes jisai iš tų biški tylesnių žmonių, bet vyrui tai už kantrybę. Aišku, čia tik tai kantrus žmogus gali gyventi su karalienė ragana. Tikrai jam už tą kantrybę ir ne visus norus jis man pildo, mes ginčiamės, bet tai, kaip sakė, tarp to ginčio ir yra energija. Tai man tik duoda daugiau energijos ir tada tu supranti, ar tas tavo noras tikras ar netikras. Jeigu netikras, jis to užgesta. Bet jeigu jis yra tikras ir ta idėja tikra ir jisai toliau liepsnoja ir vyro, sakykime, prie toksai, brangioji, gal dabar ne šitą, brangioji gal ne šitą. Bet tas, jeigu brangioji toliau karksi, toliau šneka ir nori ir daro ir visokiais būdais galima, ką vyrui negali sakinėti. Negali nurodinėti. Tu labai gražiai sakėjai apie tą moteriškumą į ryšį, apie žaidimą poroje. Praplėstą mintį. Tai tas, kad ne iš karto supratau, aš dar mokausi ir vyras padeda. Čia yra mokymosi procesas, kad jis irgi yra žmogus ir vyras, ir yra loginis mąstymas kitaip. Ir būtinai to vyro reikia pasiklausti tos nuomonės, nes žinokit, pastebėjau, kad jie labai visur teisūs yra, tik tai mes užgriūnam su savo tuo įsitikinimu ir ten dangui biškį esam. Tai tas vyras biškį nusodina ant žemės ir biškį parodo tą kitą pusę. Arba aš labai noriu kažko, bet techniškai neįmanoma. Ir jisai pasako, tiesiog truputį. Palauk, pradėkime nuo taip, kaip mes praktiškai galėtumėm įgyvendinti. Taip, tai tava su to vyru, tada supranti, kad tas vyras yra ne tas vykdytojas visų darbų, bet mes esam komanda. Ir kažkada esu kartu pasėmusi kiemo apželdinimą ir pamačiau, kaip mes galim tyloj guldyti akmenus, nes akmenai nededami, jie yra sodinami. Ir sodinti akmeną pagal akmeno charakterį. Atsiprašau, o akmenas kas tai yra? Akmuo, kurį turi nepadėti, o sodinti. Ir jis turi charakterį, jis turi savo gyvenimą. Tai neatsitiktinai irgi pasirinkti. Ir tas, kad abudu mes tokią komandą, kad jeigu vienas paima akmeną kitą ir tuos akmenus guldom, sodinam ir jaučiam, ką darom, abudu be žodžių, tada supratau, kad mes tikrai labai gerai komanda ir mums tą visatą, ką mums suvedė, matyti taip reikėjo. Nors reikėjo labai sunkiai praeiti, kartu labai be galo. Ko gero, ar ne poroje vienas išbandymai buvo kosminiai, tikrai išbandymai kosminiai, kaip mes tą atlaikėm, aš beveik nelabai suvokiu, bet tai mus labai užgrūdino ir labai sustiprino šeimą. Jo, ir tada čia buvo mums išbandymai. Dabar suprantam, kad tai buvo išbandymas ir mes jį atlaikėm ir dabar dabar turiu labai fainą partnerį, kartu su darbais, su idėjom. Draugą palaikytoją. Taip, su viskuom. Norėčiau pakalbėti apie tavo kūrybą ir tą palikimą, kuriame tu matai didelę prasmę. Ir labai norėčiau, kad papasakotum, kaip gimė Joniškio miško parko ir energetinių labirintų idėja. Oi, tai čia labai ilga istorija. Aš dirbau Joniškio miesto apželdintoje, pačio miesto ir 12 metų pradirbau. Ir mes ten, mano darbas buvo toks. Tiesiog visą miestą žiūrėti visus kampus, visą apželdinimą. Ir man labai patiko, kad pasimiau tokį visiškai apleistą plotą, tuščią, ten buvo daržai ir mes ten pradėjom sodinti parką. Ten talkų būdu. Bet parkas pačiam mieste yra? Pačiam mieste, tiesiog pačiam mieste, 4 hektarų su visų, ten toks prūdelis yra, tai jis buvo visiškai tuščias. Tai mes tada savivaldybės palaiminimu su viskom, kaip priklauso, ir mes talkų būdu pati savivaldybė, visi darbuotojai, tada buvo labai didelė talka, ten 9 metais, ir mes ten pradėjom sodinti. Ir tada buvo ta krizė, 8-9 metai, tada panaikino etatus ir tada tie visi darbai sustojo, ten toks laikas buvo. 10 metų buvo neužbaigtas parkas. Ir vieną kartą aš sėdėdama, mano butas, mes ten gyvenam. Ir vieną kartą žiūriu per langą, kad neužbaigtas parkas. Pradėjau prašyti, būkit geri, pabaikit. Nėra to etato, bet kažkaip seniūniją pabaigti. Ir šovė mintis, o kodėl pati negaliu pabaigti. Ašgi žinau, kas čia turi būti.
Ir viskas, aš nainu į savivaldybę, gaunu palaiminimą architektų, valdžios ir viską. Ir savanorystės pagrindais, talkų būdu, su žmonėmis, su mokyklom, su organizacijom. Idėja yra. Ir tiesiog imti ir padaryti, kur nekainuoja niekas. Žmonių darbas nekainuoja. Bet augalai kainuoja, technika kainuoja. Nusakytų tuoj pat, žinai, žiūrovas, kuris toksai... Žinokit, technikos ten nereikia, kastuvai bet esmė, kad kažkur atsirado pinigai tie medeliam ir tie energetiniai labirintai, tai yra parkas, Saulės parkas 7 ratai, tai yra atskiros zonos ir tos zonos tokios poilsinės, nes 4 hektarai yra plotas ir noris tas visas zonas taip, apjungti ir gavo 7 zonos, kurios yra sujungtos takais. Tie takai dabar yra natūralūs, išpjauti, labai platus takai ir jie visi tas tinklas sujungtas. Tai dabar ten ir gavos tie 2 labirintai, yra 3 ateity, yra 7 tokie taškai, kuriuose gali žmonės būti, ten soliukai, ten kažką jie reiškiantis, su pavadinimais. Tai apie tą parką galiu pasakoti ir ten šalia yra vaikų darželis, kuris į tą parką dabar eina, būna žmonės, šuniukai ir mes gavos tokia Saulės parko bendruomenė, kaip mes įvardinom, Saulės parkas tai yra žmonių parkas, nes šitą pasodino patys žmonės, kvartalo gyventojai, organizacijos, jubiliejai, didžiulis 1000 medžių. Labai gražus parkas, dabar jis jaunas dar, jis yra dabar tik 20 metų, bet jau pavėsiai yra ir takai yra ir jį labai matosi tas vaizdas ir tie energetiniai labirintai, tai yra tiesiog gražiai sudėlioti medeliai, kuriuose galima vaikščioti ir jie žydintys medeliai. Tai ten tokio didelio stebuklo ir kaip ir... O gali papasakoti apie tuos labirintus, kaip jie užvadinti, ko ten žmogus gali tikėtis? Na, tarkim, aš žiūriu laidą ir galvoju, aš nebuvau Jonišky, gal visai man būtų smalsu nuvažiuoti ir dabar kaip reikėtų ten vaikščioti, nuo ko pradėti domėtis ir kaip ten pajausti visą tą jėgą. Tai čia, žinokit, ne kiekvienam, nes vienam yra tie labirintai tiesiog takelis padaryti savo žingsnelius, pririnkti žingsnelių. Na, jeigu eini dar su telefonu, tai tikrai. Taip, nes jie yra tiesiog tokiais ratais, eini tokiais visokiais, tuo pačiu taku eini, ten daug tų žingsnelių gaunas vieniem, o kitiem yra kas su energijom, kas domisi tuo, tikrai ten yra dideli dalykai ir ten tos energijos labai populiarūs dabar visi tie tokie. Aš tik tai pasirinkau dėl to, kad suprantu, kas tai yra ir darau tiesiog, kad man yra puošyba pačio parko, parkas turi veidą, parkas turi temą, naturalistinis parkas, tiesiog visiškai naturalistinis ir su tokiam atskirom zonom, kurios vieniem reiškia žingsnelius, kitiem reiškia energijas, kas ką nori pasirinkti. Internetas dabar visagalis, galima viską apie tai paskaityti. Dar labai norėčiau paliesti vieną dalyką apie tą savanorystę. Ar lengva suburti žmonės bendram tikslui be atlygio, apie tą bendruomenę, kurią tu taip gražiai palietei tą temą? Įmanoma, bet pirmiausia, pats turi daryti tai. Jeigu apie savanorystę šnekame, pats to nedarai, nieko nebus. Pirmiausia, daug metų turi pats tai daryti, paragauti tos duonos, tu suprast, kas tas yra. Ir tada žmonės mato, kad tu darai, tada jie sako, jeigu tu darai, tai vadinasi ir aš galiu tą daryti. Tai mes dabar su Saulės tuo parku, mes labai, va čia pasimatė savanorystė, kada tikrai dabar 9 metai važiuoji pjauti labirintų, ravėti, prižiūrėti ir kas tau ateina padėti ir kurie ten ateina. Pasodinimas pasibaigė, ten dabar tik tai dabar priežiūra. Jeigu mes pasitraukiam iš to, nes, kas nespėja ten, seniūnijos darbų ten miestuose, dievulių ten. Tai tiesiog mes, tie savanoriai, tuos, kaip pasakau, užkaišiojam tuos taškelius, kur galima. Aš nuvažiuoju tą Saulės parką, žmonės susirenka šiukšles, žmonės vedžioja šuniukus. Bet išviešinat, kada darote kažkokias talkas? Žinokit, per 9 metus jie ten visi taip priprato, kad čia tas parkas yra patiems mūsų visi prižiūrėti, bet ir prižiūrėti tą patį parką, ten moteris apsiravėti, ten šiukšles susirinkti, pasidžiaugti, ten Saulės ten parkas, kaip ne visai parkas, mums įvardino, kad ten labiau miškas, o mes dar pridėjom žodį sodo. Ten dabar yra numatyta tokia labai idėja ir gaunam palaiminimą, kad į šitą miško
parką, sodą, prisodinsim labai daug vaismedžių, persikai, serbentai ir kai jis būtų toksai toks visiškai gyvas. Nes ir dar tokia svajonė, kad pirmiausia pas save neapjoviau žolės ir pabandžiau, pasitreniravau su tuo, kad tam Saulės parke nepjaut žolės ištisai viso. Tiesiog didelius takus ir palikt natūralią, nes ten labai gražios pievos, labai gražiai žydi, tai kodėl nupjaut? Tai va, pabandžiau namuose tą padaryti, pavyko, tikrai pavyko ir kaip pavyzdį, sakau, atvažiuokit, pasižiūrėkit, dabar tą idėją bandau į Saulės parką, dabar irgi tame procese ir dabar tikiuosi, kad išgirsta visata, kad tikrai va tą idėją ir palaikys ir tikrai pritarančių radau ir pavyks. Ir tikrai pakviesiu tikrai svečius atvažiuoti ir pamatyti, kaip ten atrodo Joniškio tas parkas. Jolanta, mūsų pokalbis artėja į pabaigą. Aš linkiu tau svajoti, kurti tą viziją apie tą tokį gerą, gražų ir labai būtiną šiuolaikiniam žmogui prieglobstį su gamta. Ir pabaigai norėčiau užduoti tau tokį tradicinį šiai laidai klausimą. Kokie būtų tavo 3 to palinkėjimai moteriai, kuri pasiklausiusi mūsų laidos, mūsų pokalbio, sakytų, kaip jai gerai ir aš taip noriu gyventi pagal tai, kaip aš noriu. Ką palinkėtum? 3 dalykai. 3 dalykai. Pirmiausia, sustot. Lėkt ir visų darbų nenudirbsit. Sustot. Tiesiog sustot ir pasižiūrėti, ko tu nori iš tikrųjų. Taip savo užduot klausimą, ko tu gyvenime iš tikrųjų nori. Kai užduodi tą klausimą, tada ką tu padarei šiandien dėl to, ką tu nori. Ar jau darai, ar pradėsi daryti va tą. Ir tiesiog ir ieškoti bendraminčių. Vienas tu niekas, absoliučiai. Jeigu aš galiu čia šnekėti bėlė ką, tiesiog viską galiu šnekėti, bet aš be šeimos, be draugų, be tų savanorės tokų, vienas niekas. Čia tik tai žmonės kartu ir kada tu pradedi pats daryti ir tada jungiasi bendraminčiai, tada tokius dalykus gali padaryti. Ir būtinai kūryba. Tai va, sustot, bendraminčiai ir kūryba. Kūryba tai, kur tu moki, ką daryti. Ką mėgsti daryti, kas piešti. Aš labai mėgstu sodinti, ne? Aš mėgstu va šitoj vietoj kurti, idėjas generuoti. Tai aš tą ir darau. Tai va šičia, va tikriausiai čia. Moteris su kūryba. Ačiū tau dar kartelį už tokį gražų, nuoširdų ir natūralų pokalbį ir linkiu, kad tavo svajonės realizuotųsi. Jolantos ir mano pokalbis labai tikiuosi, kad priminė, kad nereikia kurti tobulo pasaulio. Tiesiog reikia pirmiausia išgirsti save, išmokti girdėti ir kurti tą gyvenimą tokį, kaip norisi mums pačioms. To jums ir linkiu.